Sveiki visi, aš esu Vilmantas, kaip ir kolega vienas mūsų, esu mokslininkas, pagal profesiją biofizikas. Bet gal pradėsiu ne nuo to, čia kaip atėjau šiandien į šitos kursus, visai buvau pamiršęs apie praktinę dalį. Čia pasakė, kad turėsim filmuotis ir taip sėdėjau ir visą laiką taip širpuliukai kažkokie vaikščiojo, nes ekspromtų nelabai mėgstu. Bet čia va kolegė pradėjo kalbėti, kad lyg ir jinai jaudinasi, turbūt ir kiti. Ir žinot, taip besijaudindamas, taip pasijutau labai žmogiškas. Žmogus. O žmonės turi va tokią savybę, kad jie kartais suserga. Tai va, o tai kaip galvoju, suserga ir biofizikas. Tai va dabar turbūt ne visi žinote, kas yra biofizikas. Kas esat girdėję žodį? O kas... Tai visi. Nu, bet ne visi pakėlė, tai gal ir negirdėjo. O kas žino, kas yra biofizikas? Fermentus pjausto ten genus, kaip... Na, panašiai. Va čia labai geras palyginimas, kas dažniausiai sako. Nu, kas yra biofizikas? Patiko fizika, išsigando ir nuėjo į biologiją. Tai biofizikos, bet gal ne visai šitai. Tai va, pateiksiu vieną pavyzdį, ką pavyzdžiui veikiu aš. Tai aš dirbu su medikais ir medicina, aišku, dabar yra labai tobula, bet visi nori, kad būtų dar tobulesnė, dar tikslesnė ir dabar taip stengiasi viską sumažinti iki kišenės dydžio prietaisų, kurios gydytojas savo kabinete galėtų iš karto panaudoti diagnostikai. Tarkim, kad ten nereiktų kažkokio kraujo imti, nešti į laboratoriją, kad iš karto galima būtų padaryti. Tai aš dirbu su vėžio, tiksliau, ne su pačiu vėžiu, o prieš vėžį dar yra keletas stadijų, kaip ląstelė dar kaip nesuvėžėjus, bet ir netikrai. Įsivaizduokit, jeigu normali ląstelė yra akmuo, o vėžys yra ten tas krabas toksai, tai jeigu pradeda jau vienas ragiukas augti, dantukai kažkokie, tai čia jau yra prieš vėžinę stadiją ir mes norim tai pagauti. Šitam tikslui mes naudojam tokią metodiką vadinamą fluorescencija. Baisus žodis. Bet kas esat matę pinigus? Visi. Visi? Nematau nė vienos rankos, turbūt nežinau. O žinot, kaip patikrinti, ar kupiūrą galima pakišti po vandens ženklais. Tai va tas būtent efektas, kai chemikalų kažkokį pridedam, yra vadinamas fluorescencija. Taip, tam tikras švytėjimas. Tai iš esmės, kaip šitas akmuo pradeda virsti į tą krabą, pradeda lysti dantukai ir tas akmuo kažkokiais chemikalais pradeda apsidengti. Tai va mes ir bandom pabandyti pagauti, ar šviesa, tai yra toks mažas prietaisas, iš tolo galėtų taip pašvietus, kaip su kokiu pointeriu, tiesiog parodyti, ar mes sergame, ar nesergame. Bet kad tai galėtume padaryti, neužtenka vien tik tai tos fizikos, reikia ir matematikos, ir statistikos. Tai va tie biofizikai iš esmės ką daro? Bendrauja su medikais, tada atlieka laboratorijoje kažkokius darbus ir sugeba iš tų statistinių metodų pajusti malonumą. Tai jeigu apjungtume visus tos dalykus, tai populiariai pasakysiu, tai ir būtų biofizikas. Dėkui.